Jums gal dar ir neaktualu, bet ar nebijote vidurio amžiaus krizės? Tai aišku, kad nebijo, ašgi milijonierius, ko man čia bijot? Milijonierius labiausiai ir puola vidurio amžiaus krizė? Tai čia todėl, kad jie seniau nebuvo milijonieriais. Vidurinio amžiaus krizė tai čia yra psichinė liga, kuri apsikrečiama nuo vargolių yra. Tiegi apsiženė 18 metų, paskui pagyvena 20-30 metų ir pamato, kad jau žmona nebetinkama, nei vakarėlius kokius išeiti, nei iš vis viešmonis įves. O tai jeigu jau kur nors išeini, tai tada baisu, kad kas nenufotkintų. Aš pavartau penktadienį stilių, tai pasižiūriu. Tai dėdas tai dar nieko, o boba tai jau nubaisi kai velnės. Tokį jau tai tik tai uždaryti kokį ten sodo namelį ir laikyti, viskas. Tada natūraliai jau jaučiasi, kad naujesnės reikia. O ką daryti, kad taip neatsitiktų? Kad nereiktų keisti žmonos gyvenimo pusiaukelį. Tai nereikia taip anksti vest. Palauk iki 40. Ir vest tada kokią 8-likinę. Blogiausia atveju 20 metę. Ir tada viskas bus gerai. Ir į vakarėlius gali nusivesti ir nuotraukose gerai atrodo. Kai tau bus 60, tai bus tik tai 40. Prisižiūrinti moteris, kaip šitą Monika Belučio, tai gerai ir atrodo. Tai puikiausias pavyzdys. Bet vidurio amžiaus krizė gali pasireikšti ir kitaip. Principe taip. Lietuvos milijonierė užeina į senatvę durnumas. Prisiperka visokių motociklų, britvų, harlėjų, užsimauna odinės kelnes ir karės ant to motociklo. Kam čia to reikia? Gyvėjas pučia, kai važiuoji. Radikulitai, visokiausi prostatitai. Taigi sėdėk tu savo Hammerį ar kokiam kitam džipę su šildomom sėdinėm ir šildyk subinę. Nemat. Yra tokia patarlė, žilė galvon, velnės odegon. Tai ką? Tai pražilai. Tai ką būtinai dabar elgtis kaip klounu ir juokiant visus vargolius su tais motociklais. Tai pražilai, nusidažyk plaukus ir toliau gyvenk normalų gyvenimą. Žodžiu, vidurio amžiaus krizės nebijote? Aišku, kad nebijau, aš jokių krizių nebijau. Ko man čia bijot? Net prieš šitą ekonominę krizę ir dabar apyvartas pasidinom 3 gubai. Nes atsirado begalė vargolių, kurie perka tas mano dešas. Ypač gerai ėjo tai šitą vargolių plus liniją. Nesenai paleidom.